Almantas Dabkevičius, Marijampolė. Antru taku Deimantas Špučys, Klaipėda. Trečiu taku Nojus Budavičius, Vilnius. Ketvirtu taku Lietuvos čempionas 100 metrų šių metų Kristupas Seikauskas, Kaunas, Panevėžys. Penktu taku šio čempionato atradimas Tomas Keršulis iš Lietuvos. Šeštu taku Gediminas Truskauskas, Lietuvos rekordininkas ir sezono lyderis Vilnietis. Ir septintu Einius Trumpa, Kaunas Rokiškis. Aštuntu taku Darius Križinovskis, Vilnius. Ir taip pat iš šūvis 200 metrų finalas, paskutinioji rungtis Lietuvos antrosios dienos čempionato dienos. Kulminacija Edis, kaip Mazitėlis ką tik matėm, Gediminas Truskauskas, finišo tiesioje, Tomas Keršulis, Kristupas Seikauskas. Yes! Gediminas Truskauskas, Lietuvos rekordininkas, pirmas 20:48 Lietuvos rekordas, o dabar 20:72 šimtas. 20 sekundžių 72, Tomas Keršulis antras, Kristupas Seikauskas trečias. Patikslinam rezultatą nugalėtoją 20 sekundžių 71 šimtoji. Paplojam visiems dalyviams, ačiū visiems žiūrovams. Dėkojame. Nepamirškite dar apdovanojimo ceremoniją plojimais taip pat palydėti. Sveikiname čempionus, nugalėtojus ir prizininkus. Ir apdovanojimo dar ceremonija laukia. Na, o kauniečiai 17:30 jūsų iš Klaipėdos grįžta traukinys į Kauną. Atsiprašau, autobusas iš šios aikštelės.